Nu, tai ką valgysim šiandien? Žiūrim, kas yra pasirinkimui. Tai prisilčia mūsų projektas, ne? Tai jeigu atsimeni. Atsimenu, Karolį, restoranas 12. Iš mūsų pusės čia, žinot, beveik viskas yra. Tai pradėsim nuo stalų, kėdžių, pagaminamės minkštasuolius visus ir žinoma šitą vieną ilgą labai gražų akmeninį barą. Akmeninis čia yra kvarco akmuo, bet jisai yra 20 mm storio. Tai čia irgi reikėjo sujungti 45 laipsnių kampu. Bet didžiausia problema atsiranda tada, kai mes norime užapvalinti, nes akmens tai neužlenksi. Nežinau, išduoti paslaptį ar ne. Tai buvo suklijuota 45 laipsnių kampų, buvo suklijuota maži segmentai, kuriuos po to mes ir užšlifavome. Tai čia galbūt kažkas įmanoma įžiūrėti, bet tai tobulai padarė Chebra, ne? Dizaineriai kartais sugalvoja labai įdomių dalykų, kuriuos po to reikia įgyvendinti. Nu tai pavyzdžiui, įrankių dėžė, pavadinkim, servantas. Ne? Bet kaip sugalvojo, kad būtų tiesiai virš, lėkščių, ieškojom, sugalvojom ir radom sprendimų, kaip įgyvendinti būtent taip, kaip jie norėtų, žinai. Aš šiaip labai patenkintas esu. 3 žmonės susirgo, būtent tą savaitę, kai reikėjo įgyvendinti šitą paskutinį darbą, tai man reikėjo atvažiuoti ir čia padėti meistrui, tuos servantus tai nešiau ir kilnojau ir padėjau tvirtinti, tai jie sunkus. Jeigu reikia kažką daryti, tai ir darai. Mindaugai, papasakok man dar ir apie šitas kėdės. Jo, tai iš tikrųjų kėdės įsikartojo tikriausiai jau šios įmonės gal 3 projekte. Tai Infinity Design italų gamintojas ir šiuo atveju Tondina Pop kėdė turi savo parinkimus tiek su spalvomis rėmo, be abejo galima keisti audinį, odą ir panašiai. Tai šiuo atveju norėjome išgauti kartu ar ne su klientu tokį alyvinį, tokį efektą, alyvinės spalvos vaizdą. Tai rėmas buvo parinktas Italijoje, originaliai pačio gamintojo, o audinį siuntėme iš Lietuvos, derinant ar ne pagal būtent dizainerių parinkimus. Minimalistinė, tvirta ir manau, kad ir patogi, nes kaip bebūtų skirtingose projektuose yra skirtingos užduotis ar ne baldo patogumui, bet išgauti kėdę, kur galėtum sėdėti patogiai ir ilgai ar ne, ir patogiai, ir ta prasme, ir neužim per daug vietos yra visai geras iššūkis ir manau, kad šitą kėdę tai puikiai įgyvendinam. Aišku, turint omeny, kad čia yra dienos pietų vieta, tai geriausiai žmogus čia nesėdi po 2-3 valandas, bet jeigu reikėtų, manau, užsidėtų. Tikrai užsidėtų, jo. Jo, atrodo, medinis stalviršis toksai paprastas projekto elementas, bet kai turėjome per trumpą terminą pagaminti nemažą kiekį stalų, ne Lietuvoje, suderinti tiek frezavimo, sakius, parinkimus, kampus ir taip toliau, beico spalvą ir siekiam rezultatą, tai pavyko gerai. Storis irgi nėra standartinis stalviršių, tokia truputėlį plonesnis, todėl irgi turi metalinius sutvirtinimus savo papačią, tam, kad neišlinktų. Ne? Tai užaplaninti kampai, tam, kad būtų saugu ir mažiau žmonių susižeistų. Smagu matyti, kai tikrai buvo laikai, kurių projektus mūsų važiavo daugiau mūsų kėdės, stalai, minkštasuolius, mes taip tą kategoriją auginom ir manau visai neblogai priauginome, nes dabar nebeturime projektų, kur mūsų minkštasuoliai neatrastų savo vietos, ar ne? Oi, beveik kiekvieną. Pradėkim nuo to, kad tai čia yra natūralios odos. Truputėlį darbo šiek tiek ir daugiau ir tas sąnaudos irgi įdomios odos yra, bet tai klientai labai to norėjo ir mes labai džiaugiamės, nes rezultatas tai gražus. Tai nesunku ir paminėti, su kuo dirbome tiekiant šitą odą, Nevotex ar ne, brandas, kurį tikrai mylime, švediškas brandas ar ne, su kuriuo bendradarbiaujantys daug projektų, tikrai suorganizavo greitai ir kokybišką odą ir tikrai ne viename projekte kartu dirbom, tai linkėjimai Nevotex komandai nuo Bravo projekto. Visi beveik projektai yra kompleksiniai projektai, kur dalyvauja ne vienas gamintojas ir ne iš vienos šalies ir tą viską po to suregzti, sujungti gražiai, dėlionę į vieną su rezultatu. Tai tas turbūt didžiausias iššūkis, tai kas reikalauja labai daug dėmesio detalėms ir žinoma labai nuosekli komunikacija. Čia yra pagrindinis dalykas. Jo, sinergija tarp mūsų darbo kartu su dizaineriu, su klientu, ar ne, yra labai svarbu.
Tai manau, nepaisant to, kad projekto mastas yra didelis, bet sprendimų prieimimas, ar ne, tikrai, manyčiau, buvo dėkingas, ar ne, mums visiems, nes galėjom tikrai sklandžiai komunikuoti tiek su dizaineriais, ar ne, tiek su pačiu klientu ir ten, kur reikėjo lankstumo, mes atradom lankstumą ten, kur reikėjo lankstumo galbūt iš klientų pusės, ten irgi galėjom prisiderinti. Turint omenyje, kad šiais metais su Bravo projektu skaičiuosim jau 15 metus, tai teko ne prie vieno projekto prisidėti, tai su maitinimo įstaigomis ar ne dienos pietų vietomis susidurėm tikrai ne pirmus metus. Pamenu, pirmieji projektai gal buvo iš viso max ekonominiai, kur kėdutės po 40 eurų važiavo, o dabar ar ne matom tą tokį pokytį ir labai smagu būti jo dalimi. Lietuvos HoReCa lygis tikrai, manyčiau, yra aukštas Europos mastu. Projektai yra stiprus, gražus, didėja ar ne. Sakyčiau, gerų pavyzdžių buvo tai, kad viso projekto gyvendinimo mastu laike, ar ne, kuris truko tikriausiai gal pusmetį gerą, buvo suplanuoti susitikimai kiekvieną savaitę ir plius minus kiekvieną savaitę tą pačią dieną, tuo pačiu metu važiavom į objektą, sprendėm klausimus, žiūrėjome taškus ar ne ir tada turėjom galimybę aptarti viską kartu su klientu, su architektais, savo komandoje, su partneriais ar ne ir pasirūpinti tuo, kad procesai būtų suvaldyti.